Laimingas žvaigždės galėjo būti geras filmas ir mane tai labai užpisa. Neseniai Discord'e nusprendėm pažiūrėti Justino Krisiūno režisuotą filmą vietoj labai išcemto Antano J. Fat realybės šou. Jo balsas žiauriai hot. Bet čia fake akcentas. Jinai skamba kaip dyglos. Kas buvo gera idėja ir tikrai buvo įdomesnis vakaras, bet mane pradėjo persikyti šio filmo trūkumai. Daugumos nuomonė kaip lietuviškam filmui visai gerai. Trūkumai yra scenarijaus klaidos, logiškai nepratęsimi siužeto taškai ir šiaip scenos, kurios neturi jokios įtakos tolesniai besivykstančiai istorijai. Nesprasinkite teisingai, lietuviškas kino tikrai gali būti geras ir labai keista matyti projektą taip arti kažko įdomaus, bet pritrūkti kažko iki išbaigtos idėjos. Man tik kilo klausimas, ar įmanoma sudėti šį filmą taip, kad siužetas būtų labiau suvokiamas ir gražiau eitųsi iš scenos į sceną. Filmas prasideda Justino Jankevičiaus vaidinamo veikėjo Roberto sūnaus statomo krepšinio. Tarp veikėjų kyla įtampa, kad Roberto tempu jie nespės įrengti krepšinio aikštelę šią vasarą. Ir supratinė scena ir šiaip filmo pradžia iš tikrųjų viskas yra labai gerai. Robertas iš karto pristatomas kaip su tėvo atsakomybė griumintis veikėjas, bandantis išpildyti gero tėvo rolę su savo ribotu laiku ir lėšomis. Roberto sūnus pamini citatą apie tai, kaip žmogus arba turi pasiteisinimų, arba turi rezultatų. Ir Roberto tėvas sutrikęs paklausė, iš kur šita citata. Sūnus atsako, kad išgirdo iš jos. Tai yra Inetos Asiulytės vadinamas veikėjas, kurį matome vėliau yra sporto žvaigždė, vedant laidas televizijoje. Istorijos pradžioje mes nesame susipažinę su šitais veikėjais, todėl labai keista girdėt kaip nuslepiančiai informacijos ir asmeniškai perkti šio veikėjo idėją. Vis dėlto tai nėra artimas žmogus, bet kreipiasi lyg taip būtų. Po to tėvas atsikerta ir pameni, kaip sūnui nesiseka matematikoje ir kad greičiau jų projektas judėtų, jeigu nereiktų eiti jam į pataisas. Mes esame tik minutį į filmą ir jis jau mums patikė tiek naudingos informacijos tolesniam šios istorijos vystymui. Žinojame, kad Robertas yra užsiėmęs tėvas turintis trūkumų, tačiau stengiantis dėl savo vaiko gerovės. Yra paminimi įvykiai ar asmenys sutinkami toliau istorijoje. Šioje vietoje filmas tikrai atrodo daug žadantis, kadangi informacija yra pateikiama labai efektyviai. To pasak veikėjai nuvažiuoja link matematikos mokytojos tos, paleidžia Roberto savo sūnų ir ateina prie mašinos pati mokytoja, komediškai perteikiant, kad sūnui labai nesiseka tikslieji mokslai. Bei Sandros Daušaitės Petrulienės veikėja šiek tiek flirtuoja su Robertu. Robertas sutrikęs sako, kad vėluoja į darbą ir nuvaro nespėdamas į repeticiją trikampį groti. Dėl vėlavimo turi pokalbį su dirigentu ir nespėjo į savo vaiko treniruotę. Kaip žiūrovas manytum, kad tiek daug siužeto taškų į Roberto nespėjimą atlikti dienos darbus, kad jis dabar nespėjęs į vaiko treniruotę, sulauktų nepasitenkinimo iš savo sūnaus, kuris iki šiol Robertui atrodė toks svarbus ir galbūt tai leistų Robertui susimastyti, kad vienam jo paties vaikui neužtenka, jis tiesiog nespėja. Tai būtų puikia proga toliau vystyti šią idėją, kadangi bent vienas meilės interesas jau buvo atskleistas žiūrovam. Tačiau Roberto sūnus paima antrą vietą ir scena atrodo išlieka galutinai neišnaudota. Veikėjai grįžta namo mankštai, žiūri Stasiulytės veikėjos Martos transliaciją ir besikeičia kardai tarp veikėjų. Mes matome antraeilius veikėjus savo kasdienybėje, labai efektyviai parodant jų charakterius. Tarp kurių yra ir Roberto tėvas, Steponas, pas kurį kita scena ir eina. Verta paminėti, kad prieš jiem atvykstant tėvas turi nusivylimą su pirkėju, kad nenori lietuviškos, šiek tiek brangesnės žuvies pirkti. Ir čia yra ta vieta, kur filmas pradeda griūti. Robertas atvyksta į savo darbą, kur turės groti trikampiu su savo dirigentu. Šį kūrinį atėjo klausyti ir matematikos mokytoja Sandra, ir Marta. Robertas sumišęs numeta savo natas ant žemės ir Benas atneša gėlių puokštę Robertui. Robertas sumišęs ateina į priekį prieš kūrinio žiūrovus, kurio tuo metu ploja dirigentui Liudui ir pasitinka savo sūnų Beną. Ir vėlgi sutrikęs nusilenkia prieš auditoriją. Iš kur tos gėlės? Ir kodėl Robertas sumišęs, jeigu jie tikriausiai atvažiavo vieną mašiną arba mums daugiau informacijos nesuteikė, iš kur tos gėlės. Prieš tai trūko scenos, kuri paaiškintų šitą eiliškumą. Po pasirodymo jį apklausė žurnalistė, ar jis patenkintas jo kūrinio Roberto interpretacija. Kadangi žiūrovai
Ir taip jinai pamini tai. Net aplodismentai sutiko jį kūrinio gale. Žurnalistė kreipėsi į Roberto Vaitkaus pavardę. Šitai niekur nebuvo parodyta ar pavaizduota, kad tai Roberto kūrinys. Todėl mums, kaip žiūrovui, susidaro įspūdis, kad Robertas pasigrobė ne savo nuopelną šalia esančio dirigento. Bet Benas patikslino žurnalistę, kad Roberto vardas yra jo tėvo vardas – Robertas Vaitkus. Filmo žiūrovam kyla sumišimas, kaip jis gali būti ir kūrybinis genijus, ir anksčiau, kaip matėme, groti trikampiu, kuris labiau komediškai perteikiamas kaip nevertinga rolė orkestre. Ir tik gauti pripažinimą dėl savo kūrybos tik tada, kai jis, kaip ir minėjau, išėjo į priekį pasitikti savo vaiką su gėlėmis priešais orkestrą. Turiu nuvilti, kad čia viskas yra fucking rimtai. Robertas iš tikro yra labai talentingas kompozitorius ir prieš tai esančios scenos rodant jį kaip asmenį, kuriam nelabai sekasi gyvenime, yra visiškai nesvarbios ir buvo pavaizduotas tik komediškam efektui. Visiškas naratyvo iki šiol sunaikinimas, bet gal tai yra kūrėjo vizijos dalis ir filmo eigoje šis aspektas nebuvo toks svarbus, nors jeigu ir taip ir yra, nuoseklumo istorijoje jau ganėtinai stygius. Didžiausias minusas iškart kyla Beno gėlės, kadangi turim didelę tarpą tarp scenų, kodėl ne motyvacija gėlės atnešti, iš kur jis gavo tas gėlės konsiderinkis vaikas ir jam turbūt reikėjo, kad kažkas jas nupirktų. Be to, trūksta scenos, kur Robertas parodytų savo sugebėjimus kūryboje. Žodžiu, katastrofa. Toliau tęsi scena ir trenerė Marta, beje tokiu esanti matematikos mokytoja, nori jį pasveikinti taipogi. Marta pasiūlo įsigyti Roberto kūrinius. Pačią Martą pamato dirigento Liudo žmona Regina ir nori, kad jos vyras jas supažindintų. Marta toliau kalbina Robertą ir sako, kad žino, kad Robertas anksčiau buvo labai geras kompozitorius. Tai vėl atrodo sukelia klausimą, ar vertėjo dėti tą sceną su žurnaliste, kas apsunkina istorijos tėkmę, neaiškiai perduoda idėją Roberto kaip svarbaus asmens, kai galėjo ateiti Marta ir sakyti, va jo, tu esi tikrai buvęs gerų muzikantų, ar norėtum grįžti atgal į dėmesio centrą. Tada žiūrovui būtų perteikta nauja informacija, labiau natūraliau filmo dabartiniam kontekste. Bet vėl pradinės 12 minučių iš filmo išmestos relatyviai niekam, nes tai, kas buvo setupinta, nebuvo panaudota ir kai atsiranda antras meilės interesas istorijoje, Marta vietoj tyrinėjama jų, sakykime, tarpusavio chemijos ir motyvų, mums vėl duodama ekspozicija, nuėję dalelį informacijos, nors čia turėtų būti tas jau didelis wow momentas, toks mini klimaksas, kai ateina tokia didelė žvaigždė į Roberto gyvenimą ir apverčia jį aukštyn kojom. Palyginus su matematikos mokytoja, kur iš karto pasakyta, kokia jos funkcinė istorija ir koks ryšys jie tarp pagrindinio veikėjo ir jos, buvo nors ir komediškai perteikti korepetitorių susidomėjimas Robertu ir nusivylimas, kai jis nuvažiavo nuo jos sumišęs. Žodžiu, buvo vietos natūraliai suvesti šios veikėjus vieną vietą, turėti bendrų interesų ir neturėti tokio labiau paviršutiniško pokalbio. Robertas kaip ir atsisako bendradarbiauti su Marta, nors tai galėtų suteikti lėšų, kaip kitoje scenoje rodoma būtų remonto. Vėl nuostabus naratyvinis taškas, kodėl pagrindinis veikėjas atsisako visiškai grįžti į muzikos kūrybą, kodėl slepiasi už dirigentą, kuris jam nepatinka. Natūraliai yra pratęsiamas naratyvinis taškas ir plėtojama šitą idėją. Ir tada kitą dieną vėl grįžtame į tėvo restoraną, tėvas vėl skundžiasi, kad žmonės valgo pangasijas, šviežiąją žuvį, tarkim. Visiškai neišnaudojamas ekrano laikas, nestatoma ant prieš tai esančios idėjos, kad Steponui nepatinka pardavinėti šitą žuvį, dėl jos kokybės ar neduodama motivacija šiam veikėjui taip manyti arba elgtis. Taigi toje pačioje valgykloje sėdi Robertas su draugu ir skaito laikraštį, kur pasakojame apie vakarykštės dienos įvykį ir kad kompozitorius Liudas net nebuvo paminėtas jame. Vėlgi, visiškai nelogiška, nes visi mes jį matėme diriguojant orkestrui ir pagrindinis veikėjas tik gale atėjo susirinkti laurus šalia diriguojančio Liudo. Kodėl nebuvo tiesiog panaudota nuotrauka, kur yra šalia, kur matoma šio filmo žvaigždė Marta, kuris galėtų būti puikus pasiteisimas, kad Liudas nebuvo paminėtas. Super, kad Liudui būtų duodama motyvacija nemėgsti Roberto, bet tokios akivaizdžios scenarijaus klaidos nepadeda žiūrovams įsitraukti į filmą. Taip pat scenoje plėtojamas ir draugo veikėjas, kuris duoda pastabą, kad Martos nugarinė pusė visai gerai atrodo. Tai nėra daug,
bet tai yra pagirtina. Kita filmo scena jau tikrai primena Enden pasaką, kaip minėjo South Park kūrėjai. Ji neturi nieko bendro su praeita, nėra logiško perėjimo ar motivacijos Benui taip elgtis su Marta. Benas žaidžia krepšinių su draugais ir todėl kodėl čia Stasiulytės veikėjai tiesiog stalkina jį, iš kur jinai žino, kur yra Benas ir kodėl Benas tiesiog sutinka su nepažįstu žmogu važiuoti jos mašiną. Ir viskas baigės. Vėl grįžtam į Stepono restoraną ir sužinom, kad Marta ten irgi klausinėjo apie Robertą. Galbūt logiškesnis tėvo, kuris turi biznis susisiekimas, negu su Benu, kuris random krepšinių lošia ir yra akivaizdus motivatorius Martai apklausti tėvo informacijos, kodėl jis nebegroja, kas nėra visiškai aišku su Beno scena, kadangi Steponas praneša Robertui, kad apklausė tam tikrų dalykų. Ir sakyčiau, būtų aiškiau šitą sceną dėti prieš Beno, nes tada suvoktume, kad Marta ieško informacijos apie veikėjus ir nekiltų tokio sumišimo, kas vyksta istorijoje. Be to, tai galėtų būti tas momentas, kai Stasiulytės veikėjas sužino iš Stepono, kur yra Benas. Na, bet aišku, Benas su nepažįstama mašina, kad važiuoja, yra vis tiek labai kvaila. Benas grįžta namo ir sako, kad buvo su Marta. Kodėl mums reikėjo turėti visą sceną tam skirtą, jeigu ir taip vėliau bus perduota informacija tiesiog vienu sakiniu. Ta pat pasako, kad Marta sakė, kad galėtų paskolinti jiem pinigų. Robertas Benui praneša, kad iš žmonių, kurių vos pažįsti, nesiskolinama. Tęsiant toliau, iš darbo išeidami Robertas jo draugas šneka apie matematiką. Faina, kad plėtojama Sandros veikėjo ryšys tarp Roberto draugo ir jos. Pamato Robertas Martą ir klausia, kodėl ji juos persekioja. Marta teigia, kad nepasikalbėjo dar su juo, o jis sako, kad jie neturi apie ką kalbėti ir nusigręžė nuo jos atsisveikindamas. Tada kompozitorius Liudas ateina ir jis iškart persigalvoja, atsisuka į Martą ir sako, gal galim vis dėlto pašnekėti pasivažinėjant. Nors ir tai buvo bandymas komediškai suvesti du veikėjus kartu, mes kaip žiūrovai esam ir vėl palikti sutrikę, nes visas praeitas build-up neturėjo jokios pasiekmės. Ši scena galėjo būti funkciškai tokia pati, jeigu Robertas būtų sutikęs pakalbėti su Marta pirmą kartą, kai jie buvo susitikę. Be to, kodėl Robertas baiminasi dirigento, tai yra ne visiškai pagrįsta. Atrodo, buvo neišnaudota galimybė paminėti laikraštį, kur Liudas buvo nepaminėtas jame ir Liudui jaustųsi, kad jo laurai buvo pavogti ir to nemalonaus pokalbio nenorėjimas Robertui suteiktų motivacijos bandyti jo vengti ir taip galimai įsėsdamas į Martos mašiną, sukuriant ir tą komedijos efektą ir iš tikrųjų naudojant, kas buvo prieš tai pasakyta filmo eigoje. Mašinai Marta kamantinėjo Robertą ir paklausė, ar jo muzika priklauso mirusiai jo žmonai. Eik tu nahui. Norėjau pasakyti, kad labai keistas toks ekspozicinis dialogas, kuris gali neįvyktų realiam gyvenimą tarp random fucking nepažįstamų žmonių. Atrodo labai neskaningai perteikti informaciją filme. Be to, šita informacija nebuvo paminėta ankstesnėse filmo dalyse. Galėjo Benas perteikti šitą informaciją žymiai natūraliau. Visur tai galėjo būti paminėti ir tai galėjo būti tiesiog surišama, kad vienam Robertui per sunku dabar yra. Arba net šitoje pačioje scenoje Robertas galėjo pasakyti, kad nebegroja pinenu, nes tai buvo skirta jo buvusiai žmonai ir jam sunku priversti tai atiduoti. Bet visiškai nesąmonė, kad Martos veikėja tai žinotų arba taip suvestų galus, kad čia Ali Kulbai. Ir vėl toliau tęsiantis scenai, čia galėjo būti kažkas gero. Galėjo. Kodėl Robertas nesureagavo taip griežtai į komentarą apie jo žmoną, bet tada užsitrigina, kad vėl Martos veikėjas sprendžia, kad jo žmona norėtų jam geriausia. Kas galėjo būti taip įžeidaus apie antrą komentarą, jeigu pirmas nesulaukė reakcijos. Be to, Robertas apskritai nebuvo piktas dėl persiekimo, kurį atliko Marta prieš tai. Ar mes tai irgi tiesiog pamiršom? Idėjos, kurios diskutuojamos, gal ir ganėtinai yra įdomios. Robertas kaip ir teigia, kad pinigai nėra jo problema. Taip mums žiūrovams galim suprasti, kad problema yra likusi tuštama po žmonos mirties. Na ir tada Robertas atsisako su Marta toliau bendrauti ir tiek. Kitoje scenoje Robertas šneka su Roberts
Ir žaidžia su idėja, kad keista, kad Marta bando su juo bendrauti. Nuostabus pranašavimas, kas vyks toliau filme. Ir tada mes esam vėl su Marta kitoje scenoje, kalbam apie random bullshit. Gerai, maždaug kokias 4-5 scenos yra prieš tai visiškai nenaudingos, nes nėra jokio logiško perimo, kodėl Robertas apsigalvotų dėl Martos. Robertas buvo nepatenkintas, kad jį ir jo šeimą persekiojo. Buvo tikrai supykęs prieš tai esančioje scenoje, kai buvo paminėta jo žmona ir kad galėtų jį finansiškai padėti jam. Bet su draugeliu pašnekėjo gašliai ir taip dabar viskas ok kažkaip. Robertas restorane prašo džiazistų pagrot pasirinktą jam muziką ir pakviečia Martą šokti. Labai neįtikima, kad jų santykiai nuo tokio antigonizmo ir tokio labiau iš verslo pusės taip greitai per 2 scenas pasikeistų. Robertui pasiūlo grot ant scenos jo paties kūrinį. Šioje scenoje Robertas iš trikampio grojiko tampa visiems žinomu kažkodėl. Grojant jis prisimena apie savo buvusią žmoną ir jis logiškai nuliūsta. Ir čia yra tikrai geriausia scena visam filme. Ne tai, kad Robertas su Marta prieš tai šoko, tai buvo visiškai nepelnyta, bet kad filmas atličia Roberto emocinę būklę be ekspozicijos ir tęsia praeitą naratyvinį tašką. Tai Robertas pažvelgė Martą ir išbėgo nieko nesakęs iš restorano. Gal tas išbėgimas šiek tiek perdėtas, bet filmas įgauna pagreitį ir parodo tą bloką, kuris neleidžia Roberto atvirai ir vėl kurti muzikos. Mums kaip žiūrovams kyla klausimas, kaip filmas toliau nagrinės Roberto susitaikymą ir judėjimo toliau savo gyvenimą be tokio artimo žmogaus. Nesvarbu, giga dog šit filmas, tai Robertas namuose toliau praktikuoja pianinu, galima teigti, kad prisimena senus laikus. Atsibunda Benas ir Robertas jo paklausė, ar man ją kabint, tipo Marta. Ir Benas su tuo sutinka. Čiuvas atsibudo ir pirmas klausimas jam, ar man šitą moterį kabint, o ne kad grojo jis naktį pieninu, blėsi. Beno toks norėjimas, kad Marta būtų jo mama, labai keistas irgi yra, kadangi tai svetimas žmogus ir jis su ją laiką praleido tik vieną sceną praktiškai. Gal neturėjo šitą sceną būti prieš džiazą, nes tada būtų logiška Robertui su ją vėl būti šitam restorane, nes jo vaikas norėjo, jis pats paklausė vaiką ir ją kabint. Gerai, Robertas paskambino Martai, atsiprašo, kad vėlu ir ji tokia, jo, okei, malonu. Įsterpsiu ir paklausiu, kodėl Marta nėra visiškai nesunerimus, kad 3 kartus Robertas ją praktiškai atstumė. Toliau. Robertas pakviečia ją pietums. Kompozitorius Liudas su savo žmona For Some Reason laukia prie Roberto namų. Iškart pasakysiu, jų dinamika beveik visą filmą nesikeičia. Tai realistiškai galima iškirpti jų scenas, nes bairis yra, kad jie nori susipažinti su Marta ir vis Liudai nepavyksta kažkodėl. Pravažiuoja Marta, by the way, ir jie nuo jos slepiasi kažkodėl, nors tai yra jų tikslas susipažinti su jie. Marta paklausė, kodėl vakar išbėgo iš restorano ir tuo pat metu jį pertraukė. Nors ir galėčiau kažko tematiško pritemti šitą dalyką, bet visi žinom, kad tematika nėra aktualu šio filmo scenarijui. Tipo, jo, galėjo čia būti ženklas, kad nelabai svarbu Martai Roberto emocinę būseną. Važiuojant toliau, Marta paklausė Beną ir iškart paklausė, ar čia jo žmona mirus nuotraukai. Aš bybidėjau, kaip nenatūraliai šitas pokalbis įvyko. Tiesiog random segmentai. Bet čia yra juokingiausia scena visam filme po to. Tai toliau įvyksta montažas, kaip jie 3 smagiai leidžia laiką. Tai yra labai pigus metodas suteikti efektą, kad šie veikėjai iš tikro turi kažką bendro ir mėgsta leisti laiką kartu, nes tai daro vietoj to, kad tai būtų užsitarnauta naratyvinė prasme, įrodant šių veikėjų chemiją arba vertybės, siejančias šitos veikėjus. Kitoje scenoje vėlgi matome Liudą su žmona ir šioje scenoje nieko naujo kaip ir nenutinka, tik kad parodo jau, kad Robertas su Marta kaip ir pora. Pridursiu, kad tėvo istorija irgi nejuda į priekį per kiek scenų buvom su ją. Jam vis dar nepatinka pangasijos kažkodėl. Also, šioje scenoje sėdi Robertas prie Liudo ir nerodo prieš tai buvusios baimės jam. Prie jūros Robertas garsiai mąsto horizonte esančius laivus.
kaip ir aš cituoju, tai kurie dalykai atrodo taip arti, bet iš tiesų yra taip toli. Pameni, kaip atrodo, kad galėtum tiesiog nuplaukti iki jų ir mini, kad pats esas bandęs tai daryti nesėkmingai, bet džiaugiasi pabandė. Benas sako, kad pats manas galės tai padaryti, o Robertas perspėja nekvailiuoti. Aš tai miniu ne savo noru, o todėl, kad šita eilutė turės naratyvinės prasmės vėliau. Kas seka šiam filme yra geriausia, blogiausia vieta visam filme. Veikėjai nusprendžia žaisti krepšinį ir jiem bežaidžiant Marta gauna random ass fucking flashbacką, kaip ją tiesiog smaugia, kai jinai pasakė, kad ji neščia nuo trenerio. Ir tiesiog išeina nieko nesakius, bežaidžiant su Robertu ir Benu. Ir viskas. Ar tikrai nebuvo kažkaip sklandžiau perduoti šią informaciją, o ne tiesiog atsitiktiniai vietoj įpusėjus filmui? Ar Martos veikėja neturėjo tiesiog engti žaisti krepšinį dėl šito įvykio, o ne taip ganėtinai lengvai sutikti? Ar mums tikrai reikėjo šitos scenos, kuri vidury filmo pakeičia visiškai filmo toną? Ar mums tikrai dar reikėjo pridėti veikėjų ir kur, žinai, dahoje mes turim tų antraeilį veikėjų, kurie nieko nedaro? Aš net nežinau, kaip kilo idėja scenaristams, jie iš viso buvo šitam filme, kaip turėjo vykti šis pokalbis, kad jo tiesiog random smurtą prieš moteris komedijos filme visiškai rimtai. Marta grįžta namo ir laiko kažkokį širdelės formos pakabuką su tuščiom vidum. Tęsim toliau. Robertas savo namuose gauna skambutį į duris, nueina atidaryti duris, nieko neranda. Atsisuka ir sutinkame vėl mokytoją Sandrą Roberto namuose ir pradeda, kaip kitaip pasakius, lipti ant Roberto. Benas pamato, paskambina Martai, Benas įbėga, rėkia, kad Čirčiai įpuola ir matematikai pabėga. Ir tai baigėsi mūsų prieš paskutinę sceną su mokytoja. Ar jinai buvo tiesiog haliucinacija? Kodėl nebuvo introducinta, jeigu jinai turi 0 impact of the fucking Hot as fuck. Mes ją matysim tik tais pačiam gale filmo, tipo visiškai paskutiniai minutė. Aš tiesiog bežadu, tai neturi visiškai jokios įtakos tolesnei istorijai. Dar žinant, kokia scena buvo prieš visą tai, sukuria visišką tonal whiplash, tai išvaisto tiesiog veikėją, kuri ganėtinai gerai pro filmą buvo pristatyta ir kai jau jos trūko filme, jie tiesiog padarė, nežinau, ar čia juokinga, ar kas, bet žodžiu, baigęs. Marta atvažiuoja pas Robertą, sako, aš noriu tau tai ką pasakyti. Ir Robertas sako, jo, aš irgi ir pabučiuoja. Mums leidžia suprasti, kad tai neleido jai pasitarsi. Labai daug klausimų kyla dėl praeitų 2 scenų, bet jei ištrintume jas, gal viskas būtų ir ok. Mes kaip žiūrovai nežinotume, kad Marta buvo neščia, bet tai nuo istorijos nelabai ką atimta. Kadangi Benas vis tiek netrukus tą patį išdėsis vėl dialogų. Niuansai, kam čia reikalinga, ne? Matome dar vieną montažą. Sportavot seksą. Bet šitas, sakyčiau, labiau tinkama vietoj istorija, kadangi mes esame jau beveik klimaxus vietoje, bet turėjom šiek tiek laiko nors pabūti su veikėjais. Nors jis tarpusavio chemija nelabai buvo išdėstyta, rodoma veikla yra daugiau susijus su veikėjais negu prieš tai, kai tiesiog prie jūros žvengia. Matome prieš tai buvusi scenose jau ne vien Robertą, bet ir Martą. Sutikiant tokį istorijos judėjimo įvaizdį, nors ir mes pasiekėm šitą tašką kažkokiais neaiškiais būdais. Jankevičius veikėjas pagaliau duoda savo palaiminimą jo dainas licenzijuoti Martai. Bet pamini, kad jo muzikantai geresni negu Urbano. Ir kaip bet koks racionalus žmogus, tu tikėtum, kad šis naratyvinis taškas pasuktų viską kitokią kryptį. Kadangi Robertui buvo labai sunku atiduoti šias dainas prieš tai, ir tai buvo pagrindinė motyvacija Martai iki šio taško. Ir tu tikėtumės, kad gavus, ko nori šį veikėją paliktų arba bandytų palikti Roberto gyvenimą. Robertas paskambina savo draugui Narkai ir prašo jo ateiti muzikuoti bei pakviesti kitą muzikantą, tačiau dėl jo buvimo prie jūros ir didelio vėjo jis to negirdi. Ar tai aktualu istorijai? Ne.
Marta su Benu karpo nuotraukas ir deda į koliažą. Ir Benas nori pridėti savo tėčio Roberto skendimo po anksčiau minėto bandymo plaukti link laivų. Marta paklausė Beno, ar vienoje iš nuotraukų esantį medalioną jis dar nešioja. Benas atsako, kad jį išmetė ir kad jam to reikėjo. Ir tada jis pisa exposition, kad išmetė medalioną, nes kai jo labiausiai reikėjo, mirė mama. Aš šito nepaminėjau, bet šitas dalykas nutinka pirmą sekundę filmo. Didžiausia problema šitos scenos yra, kad mes jau esam 1 valandą į filmą ir mes vis dar pridedame prie šios istorijos komplikuojančių detalių. Nors prieš tai esančią žinomą informaciją paliekam neišpildytą ir paliekam beprasmę. Ir jis toliau pisa exposition, kad jis įvaikintas. Nėra Benui esmės sakyti šiam kontekste šios informacijos, arba kitaip tariant, dialogas žiauri bet čia. Vėl, čia jau turėjo būti naratyvo krypties pakeitimas arba plot twist. Buvo įmanoma Benui perteikti informaciją, kad jis įvaikinas pačioje filmo, kai Marta ieškojo informacijos apie jų šeimą. Būtent toj scenoj, kai jis žiūri, kaip Benas žaidžia krepšinį, o tas medaliono išmetimas buvo ant tiek nereikšmingas, kad mes valandą po visko aiškinamės, kas jis yra ir kodėl Benas jį išmetė. Vėlgi, tas medalionas galėjo būti išmestas kokitoje filmo dalyje, pavyzdžiui, kai Benas gauna 2 vietą plaukime, nes filmo pradžioje mes nežinome Beno motivacijos ir net kreipiame dėmesio į šį emocinį tokį pratrukimą arba aktą, o pralaimėjus varžybomis tai būtų logiškas Beno elgesys. Ir mums kaip žiūrovom tada kiltų klausimas, kodėl šis medalionas buvo toks vertingas Benui. Priėjus dabartinę sceną galėtume gauti tą nusipelnytą plotus, kad Beno išmestas medalionas yra visai kaip Martos. Ir vėl nereiktų tos fucking jarring scenos prieš kelias minutės. Jau tikrai manau, kad aišku, kad Benas yra Martos tikras sūnus. Iš to, kad turėjom random NNG flashback sceną, kur Marta sakė esus nešia ir šita scena nebuvo susijęs su nieku kitu. Ir kad Marta, ką norėjo pasakyti Robertui prieš Robertui jam pabučiavus, yra, kad jinai įtarė, kad Benas jis vaikas. Marta galėjo būti pradėjęs regzti planą, kaip atsikratyti Roberto ir jo šeimos, kai jinai gavo ko nori, teisė Roberto dainas. Šioje scenoje Marta galėjo nežinoti, kad jis yra jos vaikas ir nuo to taško pradėti permąstyti savo veiksmus ir pradėti svarstyti, ar verta jai labiau pinigai, ar senai pamestas sūnus. Tai aš sakau, žiūrint į ateitį, su tom scenom, kurios galbūt lieka neišnaudotos dabartiniam filmo eiliškume. Žodžiu, Robertas ir jo draugas ruošiasi muzikuoti ir paklausęs, ar paskambino kitam muzikantui, Norka atsako, kad ne. Ar tai turi kažkokios tolimesnės artyvinės prasmės? Ne. Tai galėjo veikti kaip prikolas, arba turiu keistesnę idėją, jeigu mes užkastume karo kirvį čia tarp dirigento Liudo ir Robertui pasiūlius jam groti jų ansamblį. Benas parodo savo svajonių koliažą Stepanai ir pameni, kad nori būti krepšininku, bet mes matėm, kad jis plaukikas yra ir tik stato krepšinį, kad pražaist vasarą. Ar labai svarbi šita scena istorijai? Ne, bet čia yra tas momentas, kai istorija tipo, turėtų būti viskas sakėjai, nuostabu, kai prieš klimaksą viskas bus blogai ir jie gali todėl sau leisti pašvaistyti laiką tokiuose scenose. Taigi ateina tas muzikantas, kurį pamiršo pakviesti, tai praktiškai išvaistėm vėlgi laiką dėl nieko. Tada Norka nukrenta, nes komedija čia. Ateina Liudas už mane. Šių foninių veikėjų istorija nepajudėjo per visą filmą, netgi komedijos aspekto nelabai pridėjo. Liudas nepatenkintas būti vakarėlyje ir nori grįžti namo. Marta klausia, Robertas nenori tikrai muzikanto Urbano jo grupė ir būna nutrauktas Liudo žmonos Reginos, kuri klausia, kad jis pamuzikuotųsi. Liudas susigraudina dėl Reginos dainavimo ir dėl to džiauguoja. Kažkaip baisiai nelogiška jo veikėjui, kuriam nepatiko būti aplinkui savo orkestro muzikantų, kuriuos jis laikė prastesniais negu jis. Ir prieš tai sakė, kad jam nepatiko vakarėlis. Plus Reginos kaip muzikantės nebuvo tiesiogiškai šitą idėją įbesta. Tai viskas čia random RNG, BBG, nahui, kažkas parašė, manai, Messengerį. Išaušo naujas rytas ir Marta pasiūlo kraustytis iš pajūrio. Ar tai svarbu? Vėl ne, kaip ir konflikto taškai tarp veikėjų nebuvo dėl ko, kurie gyvens.
Marta nusprendžia pasimti Beną pas save iki savaitgalio. Liudas po repeticijos padėkojo Robertui, nes jo galim sakyti, lovos gyvenimas pagerėjo, nes davė Reginai padainuoti. Aš jau ganėtinai pasidavęs išrišt kažkokį logišką perėjimą viso šito, bet logiškiau būtų, jeigu Liudas pats būtų grojęs su jais, radęs savo meilę muzikai ir pagarbą Robertui, grodamas su jais grupėje. Marta su Benu leidžia laiką, Narka klausia apie Beno mokytoją kažkodėl, nors Narka jos nematęs ir jeigu šie veikėjai kalbėjo apie ją, kaip rodė anksčiau, kad kalbėjo apie matematiką, jis fucking žinotų, kad į matematiką ir to neklaustų. Marta nueina pas Urbaną, ko Robertas sakė, kad nedarytų. Urbanas pagrojo dainą, ar tai svarbu? Ne. Būtų žinoma įdomiau, jeigu Marta būtų nusprendus ir siekus atsikratyti Roberto, gavus jo muzikos licenciją ir bandžius dirbti su Urbanu ties muzika, bet nusprendus prieš šią idėją, nes jo sūnus yra jai svarbesnis tame filmo taške. Robertas, jo tėvas Steponas ir Narka leidžia laiką kartu, kol iš palikto Martos drabužio iškrenta pakabukas, leidžiantis Robertui suvokti, kad čia yra Beno biologinė mama. Šis naratyvinės detalės atskleidimas yra kaip žiūrovui painus, nes mes su šiuo pakabučiu neturėjom tiek daug laiko suvokti jo prasmės. Benas jį išmeta į pirmą sekundę filmo, apie jį užsimena prieš kelias scenas, tuo pačiu minėdamas, kad jis įvaikintas. Žodžiu, kiekvienoje scenoje, kur yra pakabukas, nėra akcentuojama informacija. Lengvas šios scenos sutvarkymas yra flashbackai, kai tarkim Benas turi tą pakabuką, kai Robertas su Narka aptarė, kiek keista yra Martos pasirodymas jo gyvenime ir tarkim kažkokie Martos žodžiai, kaip tie, kurie jas užčiapa pabučiuodamas ją. Kodėl Marta nepasakė, kad čia jos vaikas ir kodėl ji buvo labiau interesuota Roberto muzika vietoj suartėjimu su jos pačios vaiku. Kodėl tiesiog nepasakė šitos informacijos, kodėl jie slėpt, kodėl po šitos scenos Robertas pyksta. Tipo, viskas, kas buvo prieš tai su šituo kontekstu ir tai, kaip Marta elgės, dabar turint omeny tiesiog nelogiška ir sužlunga. Be to, tai nėra kažkoks didelis minusas ar žaidimas, kad Robertas taip supyktų ir jis gali būti sutrikęs, taip, bet kodėl jis negalėjo tiesiog paskambinti, kodėl jis toks išsigandęs, jeigu Benas visiškai saugus yra. Prie Martos namų vartų stovi sargybinis ir nepraleidžia Roberto. Ir paskambinęs Martai ar Benui, ar paprašęs, kad sargybinis pakviestų vieną iš jų, jis supyksta, pradeda keiktis ir kitą sceną tiesiog įbėga į namus, kur Benas pasako sargybinui, kad jis turėjo susivokti, kad čia jo tėvas. Ši scena turi nulį reikšmės ar komediško efekto filmui. Ir kaip daugelis scenų, jinai tiesiog gali būti ištrinta. Logiškiau būtų, jeigu sužinojęs, kad Urban atidavė Martai jo teisės, jis būtų supykęs, bet Marta jo neįleistų dėl to jį į namus. Robertas liepia Benui surinkti daiktus ir varyti namo. Benas paminėjo, kad jie su Robertu turės susitikti su Urbanu. Ta detalė nepanaudojama toliau. Išeina Benas ir ateina Marta. Robertas reikalauja jos pasakyti, kad ji yra Benui biologinė motina ir parodo jos pakabuką. Kodėl jis toks supykęs, koks fucking skirtumas, nežinau. Čia tiesiog Beno motina ir jam būtų svarbiau negu Robertui, kas jo biologinė motina. Plus Benui Marta patinka ir kaip matėme anksčiau, jis nesijaučia atgrasiai su ta idėja susitikti su savo tikrąją motiną. Marta pasako Benui, kad ji pagimdė ir paliko jį. Ir vietoj to, kad paklaustų Benas, kodėl jį paliko, Benas paklausė, ar jai skaudėjo. Kas nelabai logiška kontekste, ką prieš tai sakė Marta. Bet dialogas tikrai nebuvo šitas filmo stiproji pusė, o Benas neturėjo apskritai jokios charakterizacijos. Jis buvo tik įrankis ekspozicijai per visą filmą. Benas dar kažko sako, kad jo motina Marta pažinojo. Ir jo motina pasakoja, kad Marta labai nelaiminga buvo, nes ji labai Beną mylėjo. Kodėl jo motina žinojo apie Martą, kai ji teigia Roberto praeitos žmonos jį neprisimena, pažinojus, yra fucking nesąmonė. Aišku, čia bandomas yra tas kontekstas, kad mama pasakė daug nesąmonę apie jos mamą, jo mamą, nors tai nebuvo aktualu. Bet labai specifiški dalykai pasakomi, kurie bando teisinti jo motiną. Todėl labai vėlgi keista būtų, kad jeigu būtų skaitoma iš tos pusės. Bet buvo galima tai sakyti, nes Marta sako, kad tu turi labai gerą mamą. Čia gal būtų buvus gan puikiai scena tarp Beno ir Martos, kai Benas pagristai ant jos pyktų ir Marta bandytų atpirkti savo klaidą, palikus
jį anksčiau. Bet vėlgi, filmas bando pateisinti Martos sprendimą Beną palikti. Nors jei tai ir buvo geras sprendimas iš Martos pusės, Benui vis tiek būtų likus emocinė žala, kurią Marta turėtų norėti ištaisyti. Bet filmas, sakau, neįmai plauti seni. Ir Benui patinka Marta ir tai nelabai pakeičia jo požiūrį į ją. Benas pasako, kad nenori, kad mokytoja Sandra būtų jo mama, kas fucking random, ir mes jau kokį pusvalandį nematėm jos. Benas liūdi, kad Robertas su Marta įskyrė, bet vėlgi nesuvokiu tiesiog, kodėl Robertui taip rūpėtų, jeigu Benui su Marta buvo viskas okei. Ir pačiam jam buvo malonu su ją laikalės. Robertas per teleką žiūri Martos pokalbį su fucking Rolandu Mackevičium, kur Ronaldas random vėl asiūmino klausdamas, ar Marta netrodo, kad nuo kažko bėgtų. Kas taip kalba? Galėjo tiesiog būti klausimas, ar tu, Marta, sieki šiek tiek pabėgti nuo kamerų, atsipalaiduoti kažkur ir kad mes galėtume turėti tokį šotą arti Martos veido. Funkciškai taip tą patį įvykti, bet su natūralesniu dialogu, o ne su šita fucking aiškiai matoma, kaip tariant, rašytojo ranka. Kita scena man šiaip idėjiškai labai patinka. Robertas pastatė pagaliau krepšinį, suremontavo Beno kambarį, bet Benui nėra svarbu šie žemiški dalykai, kai trūksta artimo žmogaus, na tai kaip pradžia, kai jam rūpėjo šitie dalykai. Benas paskambino Martai tėvui išėjus, bet tėvas paslapčia jo klauso. Ir man kyla klausimas. Robertas yra kliūtis šituose santykiuose, nes jis pyksta dėl to, kad Marta nesakė, kad ji yra Beno mama. Benui tai nesvarbu. Kodėl jis turėtų pykti ant to, kad jo mama nori grįžti į jo gyvenimą ir tiesiog neturėjo drąsos to pasakyti. Jeigu taip filmas turėjo omeny, kad jinai iš viso visą laiką žinojęs tai, nes nėra kaina visiškai aišku, tipo, kodėl tą verslo aspekto toliau narplioti tarp jų filme, kai Martos tikslas yra Benas, o ne Roberto dainos. Roberto dainos būtų tik pasiteisinimas, jei suartėt su jais, o ne kad iš tikro kažkoks verslo aspektas. Bet to būtų logiškiau, jeigu Robertas nebūtų baisus muzikantas, populiarus kompozitorius, ir tada jo įtarimas, kad tokia moteris atėjo jo gyvenimą nepelnyta jam, būtų labiau pagristas. Temponui vėl nepatinka, kad žmonės prašo pangasijos ir pasiduoda ir apriekia klientus. Jo istorija buvo tiesiog tiesia linija iki tol, kol jis yra ryškvitino, Robertas sako Benui, kad ne viskas taip paprasta, nors iš tikrųjų yra viskas labai paprasta šitas filmas Started. Benas pamini, kad jo nebiologinė mama sakė, kad Marta yra gera ir myli Beną, bet dėl tarp jų esančio atstumo yra nelaiminga. Robertas atsikirta, kad tai buvo labai senai. Ar tai reiškia, kad baigėsi galiojimas šitam pasakymui? Tada Benas sako, kad Robertas pagal jo buvusią mamą turėjo būti žvaigždė. Laiminga žvaigždė. Ar jūs supratote? Čia labai clever buvo viskas. Bet vis tiek būtų logiškiau, jeigu šito pasakymu turint omeny, kad jeigu Robertas nebūtų populiarus kompozitorius, muzikantas, kurį net žinojo kažkokiam random restorane džiazuotojai pradžioje filmo, tai kad Robertas pyksta dėl nieko šiuo momentu. Tada kitoj scenoje Steponas nusprendžia parduoti savo užeigą ir pradėti keliauti. Ar tai buvo kažkur filme parodyta, kad jis nori keliauti? Ne. Ar tai kažkiek susijęs tematiškai susijęs su pangasijom? Ne. Vienintelis dalykas, ką apie šitą veikėją mes žinom, kiekvieną sceną mums buvo priminta, yra, kad jis turi specifinį skonį dėl žuvų ir logiškesnis perėjimas, nors čia daug nėra prie jo charakterio, yra, kad jis atidarytų arba pereitų į aukštesnės klasės, tarkim, restoraną, kur panaudotų savo labiau rafinuotų skonį maistui. Vėlgi, jis yra minimas, kad jis buvo kažkada žvejys, jis galėjo tiesiog tapti vėl žvejų. Robertas savo tėvui sako, kad čia jo yra visas gyvenimas ir kaip jis tai gali palikti. Jam tėvas Steponas atsako, kad tai šūdas negyvenimas. Tai kyla klausimas, kodėl jis iš viso atidarė šitą užeigą arba restoraną ir mums tiesiog neduoda daugiau informacijos, kodėl žuvies klientų pasirinkimas jį privertė viską mesti. Stepono sūnus paklausė savo tėvo dar kartą, iš ko jis dabar gyvena. Jis atsako, iš laimės, bei paskatina mesti jo žodžiais viską velniop
ir pradėti daryti tai, ką mėgsti. Tai yra Roberto kontekste nemėgstamo darbo mesti ir nusistovėjusią gyvenseną bei senus savęs nustovėjimus. Čia yra vieta, kur tematiškai bando filmas pritraukti prie kažko solidesnio, kad vėlgi kaip ir tas krepšinis, tas namo restauravimas, tai yra tik žemiški dalykai ir kad tu gyveni dėl to, kad būtum laimingas. Bet tai labai keista, kai eina iš veikėjo, kuris neturėjo jokios saviieškos kelionės. Vėlgi tai skamba ne tai, kaip veikėjo pasirinkta ir išmokta pamoka per filmo trukmę, o rašytojo sugalvotas dialogas, bandant suvesti kokią gilesnį mintį ir paskatinti Robertą vėl būti su Marta. Benas likęs namuose, žiūri į savo koliažą. Kamera parodo Robertą apsivertusi beplaukiant, pasakant žiūrovui, kad tolimesnėje istorijoje bus susijęs su anksčiau minėtais plaukimais link laivų. Robertui su orkestru leidžiama atlikti savo kūrinį, leidžiama jam groti su pianinu, ne tai kaip anksčiau. Marta po pasirodymo pasako, kad jį myli ir kad jis jai atleistų. Robertas sako, kad ją myli atgal ir kad nenorėjo, kad taip būtų. Bet pasako, kad jis ją negali pasitikėti. Vėlgi, sakau, kad būtų logiškiau, kad jis būtų supykęs dėl to, kad Marta pardavė jo dainą, negu tai, kad jinai nesakė, kad yra motina Beno, kur jų motinos ir sūnaus ryšys yra gilesnis negu tiesiog santykių tarp moteris ir vyro. Vienintelis būdas, kodėl Robertas piktas, kad Marta ne dėl jo su juo bendrauja, o dėl jo vaiko. Bet Marta šitoje scenoje pasakė, kad jinai myli. Taigi netgi šita teorija yra ganėtinai lėkšta. Tada Robertas paklausė Martos, kur Benas. Kas keista tikėtis, kad Benas bus su Marta. Robertas gyvena kartu su Benu ir turbūt žinotų, kad jis išėjo ir kad jis buvo paliktas namuose. Robertas bando prisiskambinti Benui, bet jis nepakėlė kelio. Tai jie kartu su Marta važiuoja pas Robertą į namus jo ieškoti. Nebūtų logiškiau jam išsiskirsti, jeigu ieško žmogus? Jeigu kyla įtarimas, kad Benas galėjo būti su Marta, o ne jo namuose, Marta pasako, kad Benas kažkokią svajonę norėjo vykdyti ir jinai tiesiog neklausė į kažkokią tokį būdų. Robertas nueina į Beno kambarėlį, pamato jo paliktą telefoną ir koliažą su jo apverstom kojom, kuris bandė plaukti link laivų. Nubėga prie jūros, randa jo kuprinę, apsipyksta su Marta, skambina tėvui, kad jis praneštų jai kas ir tada randa jį toliau nuėjus savo medaliono beieškant. Viskas. Visas šitas build-up dėl nieko. Visa ta informacija apie plaukimą liko nepanaudota kaip ir pusė šito filmo scenų. Nors buvo fainai, kad šitai buvo foreshadowed, bet mums filmo eigoje buvo pažadėta viena, padaryta kita. Benatas medalionas nėra parodytas, kad jis yra labai jam svarbus, kad jis eitų jo ieškoti. Ir apskritai šitas finalas nebuvo kažkoks gražus istorijos ar tematikos, ar veikėjų galtinis išnarplimas, kur veikėjai susivoktų, kas jiems šitoj istorijai svarbu. Pavyzdžiui, Robertas vis dar nepasitikė Martą ir nebuvo, kad jinai Martai rodytų, kad jinai yra patikima. Ir viskas, jie kartu kitoj scenoj, nors Roberto praeitoj scenoje jis sakė, kad ją nepasitikė, matome matematikę su narka. Roberto tėvas keliauja aplink pasaulį iš viso nahui. Nei viena iš šitų pabaigų nebuvo užtarnautos, ar buvo tai, ko norėjo veikėjai pačioje filmo istorijoje. Jeigu kažkokį mistiniu būdu dar žiūri šitą video, tikriausiai jau aišku, kad filmas Laimingos žvaigždės turi tiek daug neišbaigtų scenų, niekingų prikolų ir tiesiog tono netitikmenų, kad kyla klausimas, kodėl aš šitą video iš viso darau. Aš jums pasakysiu taip. I can fix it. Šiame filme yra pakankamas perteklius scenų, kur net pasidarė įdomu, ar galėčiau aš atsidaręs montavimo programą iš esančių scenų sudėti labiau tolygesnę istorijos eigą. Visų pirma, pradinė scena, kai Benas išmeta savo medalioną, nėra akcentuojama, nors yra svarbi naratyvo dalis vėliau filme. Aš ką tik supratau, kad čia yra kitas vaikas ir tipo jaunesnis Benas. Bet čia tai buvo neaišku, nes mums niekaip neiškomunikuota, kad čia yra laiko tarpas tarp scenų ir vis tiek turim tą pačią lokaciją filmavimo. Ok, my bad, šitas buvo actually apgalvota. Bet mano tvarkime vis tiek šitą sceną turėtų būti vėliau, kadangi mūsų tikslas sutvarkyti iš to, kas yra, o ne pridėti daugiau scenų. Iškirput Beno dialogą apie Martą, kuris paminėjo, kad jis sakė taip, ir tai vis tiek labai keistas apibūdinimas nepažįstamo žmogaus, o iš teliko tiesiog.
Toliau filme, kaip ir minėjau, visas kaip ir gerai. Gal su tėvu visai norėjau iškirpti jo pangasijas, kadangi jis visas savo scenas sako tą patį, tai galim nors padaryti, kad pirmoje scenoje tai nebūtų tiesiog akivaizdžiai pasakyta, kad jam tos pangasijos nepatinka. 10-oje filmo minutėje yra žiauriai keistas laiko tarpas tarp restorano scenos ir pasirodymo Roberto orkestre. Bet nėra tokios scenos, kurių užpildytų šitą trūkumą, o kokios iš tikrųjų ieškočiau yra labai paprasta. Kad Benas nupirktų gėles kartu su Robertu tėvu, nes kitoje scenoje tiesiog įvyksta per daug dalykų prieš tai neparodytų. Išėjus iš pasirodymų, interviu su žurnalistė kategoriškai turi būti panaikinta, nes šitoje scenoje nėra įtvirtintas aspektas, kad Robertas yra nuostabus muzikantas, kompozitorius. Netgi atvirkščiai, žinome, kad jis atlieka labai mažą rolę savo orkestre. Be to, labai logiška po to Robertui Martai aiškinti, kaip svarbu yra trikampį mokėti grot. Viena natelė yra labai svarbi. Nes jeigu originalėje istorijos eigoje jis buvo labai geras muzikantas, nebuvo jam logiška šnekėti apie trikampį, kai turi tiek daug patirties savo darbe. Prieš tos scenos tai prideda tam tokį Roberto sumišimą ir kodėl tokia žvaigždė priejo prie jo ir pakalbėti ir bei tokį komedišką aspektą, kadangi Robertas vėlgi yra sumišęs. Po šitos scenos Robertas pagalvoja pasimti paskolą būstui ir po to žiūri į Martos Instagram istoriją. Nors ir kaip ir būtų, kad šita scena yra viskas gerai, mes turim panašių scenų, kurios perduodas Roberto susidomėjimo su Marta. O pats lėšų trūkumas nėra labai aktuali tematika einant toliau. Tai mes pakeičiame šią sceną su Roberto ir Narkos pokalbio ant laiptų apie Martą ir kad šiek tiek keista, kad atsirado toks populiarus žmogus Roberto gyvenime. Tolimesnės scenos, kaip ir minėjau anksčiau, iki Roberto susitikimo pakalbėti su Marta yra nereikalingos. Mes turim 2 scenas, kaip Roberto tėvas Steponas sako, kad nemėgsta pangasijos. Žiauriai reikalinga informacija. Scena, kur laikraštis skaito, nėra reikalinga informacija, kadangi prieš tai įdėjom, kur aptarė Marta, Robertas ir jo draugas. O apart to, kad krepšinio scena, kur nepažįstamas žmogus, Marta, tiesiog važinėjasi su Benu yra keista. Ji yra labai šokanti tuo pačiu metu, kadangi kitoje scenoje yra pasakojama Robertui, kad jo ieškojo Marta, o su Benu yra atvirkščiai parodoma, kad jie susitiko. Ir vėliau filme pats Benas pasako tai, kad jis buvo su Marta. Tai iš esmės šios 2 scenos yra veltui ir mes jas galim trinti. Taip pat tai nėra labai keistas įkirpimas, nes Robertas buvo su savo draugu abiejose scenose, kur mes dabar suvedam. Benas grįžta namo ir pasako, kad buvo su Marta. Viskas su tuo ok, bet mums nereikia dėl paskolinimo dialogo, kadangi mes pašalim tą vietą, kur Robertas žiūri į svetainę paskolos, o ir taip Marta siūlė licencijuoti jo dainas ir taip galėtų finansiškai Robertui padėti. Be to, toliau lėšų klausimas nebėra aktualus filme. Robertas su Narka išeina iš repeticijos ir vėl sutinka Martą. Kad Robertas supykęs dėl to, kad Marta ir jo šeima persikė, yra visiškai logiška reakcija, bet nėra logiška, kad jis pamatęs dirigentą Liudą sėstų jos mašiną pakalbėti. Tai Liudo scena turi būti iškirpta ir mes turime pereiti į kitą sceną, kur Robertas gautų motivacijos su Marta vėl susitikti. Scena, kuri pasirinkau įterpti, yra ta, kur Robertas žiūri į savo kompiuterį ir ieško paskolos. Ir tada panaudojam sceną, kur Robertas paskambina Martai ir taip perinam į džiazo sceną. Mes suteikėm motivacijos Robertui sutikti su Marta, nes jam reikia pinigų. Džiazo scenoje, restorane yra viskas super. Gal ir norėjau pakeisti dialogą, kad Robertas pasiūlytų groti pianinu su grupe, o ne tai, kad jie jį pakvies. Iš kur tie džiazistai žinos apie jį. Bet manyčiau, tai nėra per daug didelė problema, o tarp veikėjų turėtų būti skiriamas pakankamas laikas jų chemijai parodyti. O be to, panaikinus prieš tai esančią ekspoziciją mašinai, kai Marta tiesiog sako, ai, čia dėl tavo mirusios žmonos negali kurti muzikos, mes tiesiog suvokiam vizualiai ir emociškai, kad jo žmona mirus ir mes dar tuo pačiu metu kūrim ryšių su Roberto veikėju. Robertas tiesiog išeina. Nelabai. Sekančią sceną Benas išgirsta, kaip naktį Robertas groja pianinu. Ir Robertas paklausė Beno, ar jam man kabint. Nors dialogas nėra visiškai natūralus, labai gražiai perina į kitą sceną, kai Marta pakviečia pietų Robertas namuose. Kadangi mes ir tai perkeliam tą sceną, kur jinai skambina anksčiau,
tai mes tą ištrinam čia. Filmas tęsis kaip anksčiau ir noriu kreipti dėmesį, kad informacija, kad buvusi Roberto žmona mirus, dabar yra žymiai gražiau perteikiama žiūrovui, kadangi Marta tik pamačius nuotrauką pasako Robertui, kad jinai užjaučia. Įvyksta komedija ir ateina liudas. Ir dabar sakyčiau, kad tai yra juokingesnis Jakutis nei prieš tai, nes tai nebuvo per daug naudotas veikėjas. Toliau tęsiasi montažas ir po montažo dėčiau mokytojo Sandros pikantišką sceną. Ir tada tą sceną sektų Roberto pripažinimo, kad jis įsimylėjo Martą. Nors Sandros scena nėra nekiek logiška, tai, kad jinai buvo tiek svarbi pirmose minutėse filmo ir tai, kad kai veikėjai yra Stepano restorane su Marta ir su Robertu, jie jau atrodo kaip para. O Sandros scena yra vienintelis būdas, kuris suteiktų veikėjams tokį skubotumo jausmo oficialiai tapti kartu. Ir toliau sceną laikom iki tol, kol baigėsi montažas su Beno laimėjimu plaukime. Ir tada peršokam į koležo sceną, kur setupinam pakabuką. Čia yra puikia proga tiesiog įdėti pirmą sceną kaip flashbacką. Tada veikėjai yra vėl Roberto tėvo restorane. Stepanas šioje scenoje pasakoja, kad yra žvejys. Kas yra įdomiau negu vėl apie tas pangasijas, bet atėjus liudui jis vėl apie jas užsimena. Tai žinoma, kad tiesiog štai iškirpsim. Benas prie stalo pamini, kad tėtis yra geriausias, kad apie jį rašo laikraščiuose ir jis kuria muziką bei groja pianinu. Ir kadangi mes laikraščio sceną išėmėme anksčiau, ištimsime ir Beno dialogą su tuo susijusi. Be to, tai skamba natūraliau ir apskritai laikraštis nebebus minimas daugiau istorijoje, tai jo reikšmė buvo istorijai menka ir taip. Be to, tai padaro šitą dialogą natūralesnį ir apskritai tas laikraštis nebebus aktualus istorija toliau. Ištriname 3 scenas. Roberto pasakojame apie plaukimą link laivų, Martos krepšinio flashback ir ta scena, kur Marta turi savo rankose pakabuką. Po restorano scenos turėti tą sceną, kai Robertas skambino Narkai, kad galėtų savo muzikantų grupę šitas sukurti. Mes ją paankstinam todėl, kad mums reikia logiško perėjimo, kaip Robertas yra namuose ir tada nueina link pajūrio susitikti su Marta, kad atiduotų savo licenzijas muzikai. Gerai, tada įvyksta vakarėlis. Marta sako, turi išvažiuoti į Vilnių ir pasiema Beną. Robertas keliauja į repeticiją, kur liudas dėkoja, kad jo intimų gyvenimą pagerino. Čia kaip ir nieko nekeičia. Tačiau galim praleisti tas scenas, kur įvyksta komedija su Narka. Narkai, taigi, pasakyk, seks. Ir toj scenai, kur Benas ir Marta leidžia laiką, nes nieko neprideda prie veikėjų iš tos scenos. Ištrinam Urbano sceną, nes tai nėra aktualu jūs toliau istorijoje. Ir tai bus vis tiek dialogų pasakyta Beno vienu sakiniu vėliau. Įkirpimas irgi nėra labai kažkoks keistas, nes vis dėlto Robertas yra mūsų pagrindinis veikėjas ir kad jis nežinotų kažkokios informacijos, ypač kai Benas ir Martas yra išvažiavę nuo jo, yra normalu. Be to, aš turėjau labai daug scenų, kur Robertas nežinotų apie jas, o Benas vėliau vis tiek pasakydavo tai dialogų. Roberto namuose Narka, Robertas ir Stepanas pamato pagaliau Martos netyčia paliktą medalioną. Tada Robertas išvažiuoja ieškoti Beno. Paliekam pusę sargybinės scenos. Nesunku paaiškinti, kaip Robertas atsirado Martos namuose. Bet ištrinam tą pusę, kur Robertas ir sargybinis šneka. Nors nelabai logiška, kad Robertas bandytų įsibrauti taip į namus, tai yra labiau komediška, kadangi mes nežinotume, kodėl tai Robertas daro. O ir prieš tai filme buvo parodyta, kad Robertas yra šiek tiek nerangus ir tai būtų natūraliau veikėjų. O pirmoje su sargybiniu scenos pusėje yra mažiau logiška, kad Robertas pamirštų paskambinti arba Martai, arba Benui, ar kad tiesiog paprašytų, kad pakviestų vieną žmogų, kad galėtų jį leisti. Tada reiktų apkarpyti perteklinę informaciją tarp Martos ir Beno dialogą. Tas faktas, kad Benas visą laiką tiesiog teisina savo motiną, yra labai keistas, bei tas faktas, kad jo motina, nebiologinė, pažinojo Martą, dar labiau komplikuoja dalykus, nors turėtume būti filmoje pabaigoje. Parodome, kaip Robertas žiūri teliką ir išjungia. Bet ištrime Rolando pokalbį vien dėl to, kad hujovas dialogas, kad atitiktų kaip anksčiau matau tą filmą, kad Robertas nežinotų kitų veikėjų perspektyvos. Stepano Rage Quit norėjo panaikinti, bet čia yra vienintelis jo istorijos judesio momentas ir mums trūktų scenos tarp Roberto ir Beno abiejų pokalbių. Bet tai yra motyvacija Robertui pakalbėti su Stepanu, kad jis pasakytų, kad mestų viską ir ieškotų savo laimės. Panaikinu Beno pabėgimą į kopas, bet palieku, kaip jis žiūri Martos nuotraukas svajonių žemėlapį. Robertas gauna
progą pagroti savo pianinu ir po pasirodymų jie sako, kad myli vienas kitą su Marta, bet nukerpu, kad Robertas negali pasitikėti, nes tai nebėra išaiškinta toliau. Veikėjai logiškai pasigenda Beno. Bet iškerpu tą vietą, kur jie pykstasi, kadangi reikia, kad pakabukus sujungtų Marta ir Benas ir viskas, mano filmo montavimas baigėsi. Apibendrintai galiu teikti, kad nušlifavus filmo nereikalingas scenas galėjo tikrai būti įdomus projektas. Numinusau 20 fucking minučių. Ir jeigu manai po šito viso video, kad aš nesuvokiau iki galo šito filmo, galiu pasakyti nieko tokio. Filmo kūrėjai taip pat nesuvokė. Jo, jeigu dar neužkniso mano balsas, yra raudonas mygtukas po apačiai, kuris tai galėtų sutvarkyti.